Sporto projekto paraišką gali teikti juridinis asmuo arba juridinių asmenų grupė, kitaip vadinami partneriais. Partnerių vardu paraišką teikia jų paskirtas bendras vienas atstovas pareiškėjas. Juridinis asmuo kaip pareiškėjas ar sporto projekto partneris vienai finansuojama veiklos sričiai gali teikti arba dalyvauti teikiant kaip sporto projekto partneris tik vieną paraišką. Juridiniam asmeniui pateikus daugiau kaip vieną paraišką vienai finansuojamai veiklos sričiai, šios pateiktos paraiškos nevertinamos, nebent pareiškėjas teikdamas naują paraišką raštu atsisako kitų pateiktų paraiškų. Sritis pasirenkama pagal tai, kokia procentiškai didžiausia dalis projekto sąmatoje numatytų išlaidų tiesiogiai susijusios su veiklos sritimis. Jei jūsų projektas apima kelias sritis, teikite vieną kokybišką paraišką, kurioje bus įtrauktos 2, 3, o gal net ir visos 4 galimos sritis. Jeigu jau įgyvendinate sporto rėmimo fondo projektus, nesvarbu, ar tai 2019 ar 2020 metų projektai, paraišką teikti galite, tik svarbu, kad tai būtų naujas projektas su naujomis veiklomis, renginiais ir turiniu. Projekto veiklos turi vykti Lietuvos Respublikos teritorijoje, o jei vykdoma už jos ribų, turi būti užtikrinama, kad sukurti produktai, rezultatai ir nauda vis tiek atitektų Lietuvai. Rekomenduojama paraiškoje nurodyti įgyvendinimo pradžią ne ankstesnę nei 21 metų birželio 1, o vėliausia projekto įgyvendinimo pabaigos data 25 metų gegužės 31. Pagrįstais atvejais galima pradėti ir anksčiau, kai dėl tradicijos ar kitų panašių priežasčių veiklos turi būti pradedamos anksčiau. Sporto projekto įgyvendinimo laikotarpis prasideda nuo sutartyje nurodyto termino ir tęsiasi iki sporto projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. Projekto laikotarpis negali būti ilgesnis nei 4 metai. Čia pateikiu paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimo formą, kurią rasite prie kvietimo dokumento, kaip antrą priedą, o nuorodą pasidalinsiu vėlesnėje skaidrėje. Paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimo dalies metu nustatoma, ar paraiška yra pateikta nepraleidus kvietime nustatyto termino ir atitikus kitus taisyklėse ir kvietime nustatytus reikalavimus. Kad paraiška praeitų šį vertinimo etapą, visi lentelės punktai nuo 1 iki 11 privalo būti vykdyti, nes tai esminiai paraiškos trūkumai. Kitu atveju paraiška atmetama. Jeigu atliekant paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimą nustatomi nesminiai paraiškos trūkumai, tai yra nuo 12 iki 16 punkto, atsakinga institucija paprašo patikslinti duomenis, nustatydama netrumpesnį nei 5 darbo dienų terminą šiam trūkumui pašalinti. Jeigu paraiškėjas per nustatytą terminą trūkumą nepašalina, tokia paraiška atmetama. Atlikus administracinės atitikties tinkamumo vertinimą, atsakingos institucijos vadovas tvirtina paraiškų sąrašus, kurios atitiko ir netitiko administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijų ir apie tai per 3 darbo dienas raštu informuoja ministerijai ir pareiškėjus. Turinio ir išlaidų pagrįstumas vertinamas tik tų paraiškų, kurios atitiko administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus, arba buvo priimtas sprendimas dėl paraiškų tinkamumo su išlyga. Tai dėl 12 ir 16 punktų. Gera žinia ta, kad sistema turi labai daug saugiklių, todėl klaidų padaryti šansų yra mažai, bet už savo paraišką atsakingas yra pats pareiškėjas, todėl būtinai atkreipkite dėmesį į visus šios punktus ir pridėkite visus reikiamus dokumentus iš karto. Jeigu paraiška yra teikiama į neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų konkursinę eilę, ji pretenduoja tik vienos srities konkursinėje eilėje. Į 10% fondo lėšų dalį gali pretenduoti neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantys sporto projektai, kurie turi atitikti šias sąlygas. Projektai, kurių ne mažiau kaip 50% veiklų dalyvių yra neįgalieji asmenys. Ir pareiškėjas ar bent vienas iš partnerių atitinka bent vieną iš šių reikalavimų. Yra neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija arba klubas, neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti organizacija, asociacija, labdaros paramos fondas, bendrija. Steigimo dokumentuose nurodyta, kad organizacija vykdo ar organizuoja neįgaliųjų fizinio aktyvumo ar sporto veiklą. Jei netitinkate šių reikalavimų,
paraiška bus atmetama ir jos turinys nebebus vertinamas. Finansavimo neskirimas. Sporto programos įgyvendinimui lėšos negali būti skiriamos, jeigu juridinis ar kitas asmuo atitinka sporto įstatymo 20 straipsnio punktus. Trumpai kelis paminėsiu. Juridinio ar kito asmens veikla sustabdyta ar apribota įstatymų nustatytais pagrindais, nėra įvykdęs įsipareigojimų susijusių su mokesčių mokėjimu, taikomas turto areštas ir išieškojimas, juridinis asmuo yra likviduojamas arba pradėtos jo bankroto procedūros, pateikė tikrovės netitinkančius duomenis ar suklastotus dokumentus, juridinis asmuo buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir nepraėjo 10 metų nuo sprendimo įsigaliojimo dienos. Ir kiti, kurie yra nurodyti sporto įstatymo 20 straipsnėje. Čia pateikima deklaracija, kurią turėsite pasirašyti prieš pat pateikiant paraišką sistemoje. Po paraiškos ir pasirašytos deklaracijos pateikimo apie pasikeitusias aplinkybės pareiškėjai turi informuoti atsakingą instituciją raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įvardintų sąlygų atsiradimo dienos. Paaiškėjus minėtų sąlygų atsiradimo faktui, ministras priima sprendimą dėl susijusios paraiškos nevertinimo, finansavimo neskirimo arba skirto finansavimo sugrąžinimo visa apimtimi. Jeigu projektas gauna finansavimą, pareiškėjas tampa sporto projekto vykdytoju. Projekto vykdytojas atsako už tinkamą projekto įgyvendinimą ir tęstinumo įsipareigojimų vykdymą. Čia pateikiu įsipareigojimus projekto vykdytojui, tai vykdytojas privalo prisidėti nuosavų indėlių, kontroliuoti projekto biudžetą, teisingai vykdyti pirkimus, labai svarbu pasiekti užsibrėžtus rodiklius, kuriuos nusimatysite paraiškoje, taip pat nustatytų laikų teikti ataskaitas, pildyti veiklų tvarkaraštį. Visus juos tikrai rasite dokumentuose, bet čia koncentruotai išrinkti turbūt patys svarbiausi. Pirkimai projekte. Taip kaip projekte vykdysite pirkimus, priklausys nuo organizacijos pirkimų tvarkos. Organizacijos laikomos perkančiosiomis, jeigu visa ar tam tikra jų veiklos dalis yra skirta specialiai nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio viešiesiems interesams tenkinti ir jei jos yra finansuojamos, kontroliuojamos arba valdomos valstybės ar savivaldybės. Jos visus pirkimus vykdo pagal viešųjų pirkimų įstatymą. Neperkančioji organizacija – tai juridinis asmuo, kuris nėra perkančioji organizacija, kaip yra apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, ir jos vykdydamos sporto rėmimo fondo finansuojamus projektus turi vadovautis 20 metų sausio 9 dienos neperkančiųjų organizacijų pirkimo vykdymo tvarkos aprašu. Kas gaus finansavimą, tai tikrai bus vykdomi mokymai, kurių metu supažindinsime su šia pirkimo tvarka. Pateikiu ir dokumentų sąrašą, kuris turėtų būti aktualus teikiant paraišką. Čia rasite finansavimo tvarkos aprašą, įsakymą dėl kvietimo patvirtinimo, patį 21 metų kvietimą su visais priedais. Kitų dokumentų sąrašas tikrai nėra baigtinis, nes yra ir daug kitų sporto sritį reglamentuojančių nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų bei dokumentų. Kilus klausimų kviečiu skambinti nurodytais telefonais arba rašyti elektroniniu paštu. Kontaktus taip pat rasite ir 21 metų kvietime teikti paraiškas bei srf.lt puslapyje.